Sveiki gyvi kolegos, kadangi pritam video jau pasimokėme, kaip brėžti lygius, šiame video mokysimės, kaip rasti tinkamą užėjimo tašką virš lygio, kaip neapsigauti. Tai pradėkime nuo Nvidia pavyzdžio, kadangi Nvidia turi šitą ryškų lygį ties $170 šitą zoną. Kaip tik vakar buvo kainos pramušimas. Ką reiškia kainos pramušimas? Kainos pramušimas būna tada, kai kaina nepramuša mūsų lygio ir vieną dieną, kai rinka būna stipri, tada mūsų lygis pramušamas ir tada mes jau pradedam ieškoti užėjimo į long poziciją šitoj vietoj. Kaip mums įsitikinti ir kur žmonės padaro daugiausiai klaidų užeinant į poziciją? Mums reikia įsitikinti, kad kaina tikrai laiko lygį, kad nėra, kad kaina vieną žvakę pakylo, kitą žvakę nusileidžia žemiau lygio ir nuvažiuoja žemiau. Todėl mums reikia patvirtinimo, kad kaina kaip pramuša lygį, įsitvirtina virš lygio, vadinamas break retest ir nuvažiuoja į viršų. Tai šiandien parodysiu pavyzdžius, kaip galime identifikuoti šitos dalykus, tiek gerus, tiek blogus. Tai vat, jeigu imtumėm vakar dieną, tai Nvidia buvo ties lygių ir žiūrint į kainos judėjimą, kas vakar atsitiko. Žinom, kad $170 yra mūsų stipriai pasipriešinimo zona. Ką reiškia pasipriešinimo? Kad pardavėjai stiprus ir bando laikyti šitą kainą, šitą lygį, kad kaina nepramuštų. Tai ką reiškia nepramuštų, kad pardavėjai stipresni ir kaip tik pirkėjai priartėja prie kainos, pardavėjai orderių pagalba nusmukdo kainą žemyn. Tai reiškia, kad pardavėjai yra stipresni. Vakar buvo tokia situacija, kad SPY indeksas buvo stiprus po Trumpo žinutės apie Irano karo pabaigą ir taip toliau panašiai. Tai ką mes vakar turėjom? Mes vakar turėjom Nvidios pramušimą. Ką reiškia pramušimas? Tai kad Nvidia kirto mūsų lygį, grįžo, patikrino 2 kartus ir nuvažiavo į viršų. Tai jeigu žiūrint techniškai, mūsų užėjimo taškas buvo arba šitą vietą, arba šitą. Stopas žemiau lygio. Profitas mūsų jau galėjo būti ir šitą vietą, žiūrint palei praėjusių dienų lygius. Esmė suprasti, kad kur yra geras užėjimo taškas, kur blogas. Šituo atveju mūsų užėjimo taškas buvo labai geras, dėl ko, nes kainą stebint mes matėm, kad kaina jau nebeina žemiau mūsų lygio ir laiko. Tai kaip kaina laiko, mes tokiu atveju bandom šauti šūvį, perkam long poziciją, stopą dedam žemiau ir tikimės, laukiam, kad kaina pakils. Jeigu kaina būtų pasimūdžius ir ėjus žemyn, mums būtų išmušę stopą ir būtumėm uždarę poziciją. Kadangi čia paėjo mūsų pusę, tai uždirbam nemažai pinigų. Tai taip atrodo geras užėjimo taškas, kaip kerta mūsų lygis yra kertamas ir grįžta kainą patikrint, jau nebeina žemiau lygio, o laikosi virš. Tai reiškia, kad iš pasipriešinimo zonos kaina pereina į palaikymo zoną. Palaikymo zona tai reiškia, kad pirkėjai yra stipresni už pardavėjus ir pirkėjai nebenori paleisti kainos žemiau, tai atpirkinėja pardavėjų orderius ir kaina taip važiuoja į viršų. Tai čia yra mūsų geras užėjimo taškas, čia reikia dėti pliusą. Čia zona laiko puikiai. Dabar pašnekėkime apie kitą dalyką, kaip atrodo, kaip zonas nelaiko. Tai istoriškai grįžkim prie kito lygio ir kaip atrodo mūsų fake pramušimas arba mūsų kainos nelaikymas. Tai lygiai taip pat. Šitą vietą žiūrim, kaina lygtai bando pramušinėti, bet neduoda įsitvirtinti ir pažiūrėkit, kas vyksta po biškį. Žvakės važiuoja žemyn, tai reiškia, kad pardavėjai stipresni už pirkėjus. Ir kas atsitinka? Dažnu atveju, kur daro klaidą naujokai, kad tik kaina pakyla, grįžta ir jau iš karto daro pirkimą čia, kad kaina kils. Neįsitikinę dar, ar tikrai mūsų lygis laiko. Šituo atveju matom, kad lygis visada važiavo į apačią. Tai čia yra dažno pradedančiojo klaida, kad arba būna lygis blogai nubrėžtas, arba tai tiesiog neišlaukima yra laiko atžvilgių, kada kaina tikrai įsitvirtina ir važiuoja į viršų. Tai čia jau buvo mūsų fake pramušimas, čia turėjom daug nudegusių, nes žmonės per anksti paskubėjo užeiti į poziciją ir tai prarado pinigus. Šituo atveju buvo visiškai skubama ir neišlaukta tinkamo palaikymo ir tinkamo užėjimo.
Šitos vietos pasitaiko labai dažnai, todėl į tai reikia atkreipti dėmesį, kaip užeidinėjama į pozicijas, kad kai vyksta pramušimas, mūsų kaina pramušus, kaip ir ten rodžiau prieš tai pavyzdį, turi laikyti. Jeigu kaina nelaiko, o važiuoja žemyn, reiškia, kad pardavėjai yra stipresni, pirkėjai silpsta ir ilgainiui, kas atsitiko, kaina nukrito. Tai va, tai į tai reikia atkreipti dėmesį. Dar į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra į voliumą. Voliumas yra pirkėjų pardavėjų aktyvumas. Ir šitoje vietoje puikiai matėsi, kad voliumas pardavėjų buvo daugiau raudonų žvakių ir voliumas šiaip pakankamai buvo nedidelis. Tai perėmė kontrolę pardavėjai į savo rankas ir kainą pasmukdė žemyn. Tai šitos dalykus galite išmokti, jie išmokstami pakankamai nesunkiai. Tiesiog reikia tam skirti laiko. Tai jeigu buvo įdomus video apie pramušimus, apie gerus ir blogus užėjimus, tai prašome pasiekti kanalą. Turim savo Discord bendruomenę, kur braižom lygius, zonas, dalinamės užėjimo taškais. Tai jeigu įdomu, galite ateiti pasibandyti, nuorodą paliekam apačioje, aprašyme. 5 dienas nemokamai galite pasibandyti, yra pilna edukacijos, swing idėjų ir taip toliau. Paimkim dar vieną pavyzdį AMD, kur buvo gražus pramušimas, ne? Tai va, žinom, kad čia turėjom lygį, kokia buvo mūsų zona ir kaip kaina prasimušė, kas atsitiko, mūsų kaina grįžo patikrint mūsų lygį ir nuvažiavo į viršų. Ką tai parodo, va šitą vietą, kad mūsų kaina čia laikė, įvyko mūsų break retest vadinamas ir kaina nuvažiavo į viršų. Tai toj vietoj mūsų užėjimo taškas turėjo būti šita vieta, stopą dedame žemiau ir taip važiuojame į viršų. Tai jeigu būtų čia apsisukę ir nuėję ne į mūsų pusę, būtų mums išmušę stopą ir viskas su tuo gerai, tikrai ne visos idėjos visada pareina, pasiseka, būna ir blogų dienų, geresnių, gerų idėjų, blogų, bet esmė, kad mūsų rizika čia daug mažesnė negu mūsų pelnas, kiek mes pasiėmėm. Tai taip veikia rinkos, tai veikia lygiai, kitaip tam reikalinga techninė analizė. Tai ko šiandien išmokome? Šiandien išmokom to, kad kaip mūsų kaina kerta, mes turim palaukti, kol jinai įsitvirtina virš lygio ir tada tik daryti užėjimą. Didžiausias klaidas, kai kaina tik pramuša, žmonės perka čia, vieną žvakę pakyla, kitą pradeda leistis. Todėl šitie užėjimai būna praktiškai visada nuostolingi, todėl visada reikia, kaip kaina kerta lygį, palaukti, ar tikrai jinai iš rejection, kaip pasipriešinimo perėjo į palaikymą ir jau pirkėjai pasidaro stipresni už pardavėjus. Kaip pirkėjai stipresni už pardavėjus, kaina visada kils į viršų. Jeigu pirkėjai silpnesnė, kaina gali pabiški leisis visada žemyn. Todėl niekada neskubėkit užeidinėti poziciją, žiūrėkit 5 minučių grafiką, kartais 2 minučių grafiką, galite valandiniam žiūrėti, nėra didelio skirtumo. Tik esmė, kad suprastumėt, kad kur pirkėjai stipresni ir kaina važiuoja į viršų, o kur pasidaro pardavėjai stipresni ir kaina yra leidžiama žemyn. Taip galėsit būti sėkmingi, produktyvūs ir laimingi. Tai pažiūrėkit video iki galo, kam įdomu apie mūsų grupę bendruomenę išgirsti, ten rasi trumpą intro video ir jeigu patiko, paspauskit like. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki. Paimkim dar, taigi pakalbam, ką galim rasti mūsų grupėje. Tai kiekvieną dieną yra SPY naujienas. Sudedami grafikai, sudedamos ekonominės naujienos, lygiai, nuo kurių gali SPY reaguoti. Taip ieškom treidų, žinom rinkui, kurią pusę planuoja judėti, susibraižom atsarginius variantus ir taip toliau. Trading diena čia, kur kalbame kiekvieną dieną per tradinimo sesiją, dalinamės idėjomis, džiaugsmais, nuostoliais, viskuo dalinamės, kur kas geri momentai, kur pamatom, kur atkreipti dėmesį. Investavimo idėjos. Investavimo idėjos yra apie ilgalaikį investavimą. Čia dalinuosi savo idėjomis, kurios mano nuomonė ilgainiui turėtų kilti, kodėl turėtų kilti. Tai čia skiltis apie tai. Swing idėjos, mano nuomonė, yra pagrindinės skiltis. Per savaitę įdedu apie nuo 5 iki 10-15, kažkur tarp 5-15 swingų, kurie greitų momentų turėtų atidirbinėti. Tai čia kolegos padaro gerų užėjimų, tai čia, manau, yra mūsų stiprioji grupės dalis, kur randu momentus ir bandome juos prekiauti. Kita
tema yra disbalanso grafikai, čia kas naudoja skaičiuoklę, gražūs momentai ir taip toliau. Mokyklos skiltis. Čia dedu tik tai video pagrindų medžiagą. Į savaitę įdedu nuo kokių 2 iki 5 video pamokų. Tiek iš praktikos, tiek teorijos. Žodžiu, kai kalbam apie aktualias temas, kad šiandien yra svarbu, ką reikia žinoti, ką atkreipti dėmesį. Taip pat labai svarbu yra psichologijos skiltis. Čia turbūt irgi vienas svarbiausių temų tiek tradingme, tiek swinge, tiek investavime. Tai dalinuosi savo patirtim, kaip iš to gali išeiti, jeigu kažkur stringi, tai kaip su tuo kovoti. Knygų skiltis, edukacija, po to video, klausimai pagalba, klausom, atsakom. Atsakymai, jeigu neina atsakyti raštu, tai dažniausiai padarau įrašau video, tai gali vizualiai pamatyti ir lengviau suprasti esmę. Po to pokalbiai apie viską, naudingos nuorodos.